Sveiki, draugai, alternatyvos mėgėjai. Žodžiu, šiandien video iš mano elektrinės. Taip, šiam video norėčiau papasakoti truputį, kaip jaučiasi elektrinė pati, kaip pridavimas vyksta. Toliau, kiek pasigaminau iš off-gridinės elektrinės, kiek bendrai yra praėję kilovatvalandžių, kaip jaučiasi akumuliatoriai, kaip laidai jaučiasi 25 kvadratų, kaip draugauja abudu akumuliatoriai. Žodžiu, viską iš eilės papasakosiu. Taigi, pradedam. Žodžiu, mano off-gridinė elektrinė, kaip jau matot, šičia kilovatvalandės yra 4005 kilovatvalandės praėję per inverterius šitos abudu. Pamažinsim, va, per šitos abudu inverterius praėję 4005 kilovatvalandės. Iš ESO esu pasiėmęs 1677. Tai iš vis pasigaminęs esu su off-grid elektrinė 2300, ten su kažkiek. Beveik 2400 kilovatvalandžių. Čia yra nuo šitos datos. Buvo lapkričio 23 dieną, lygtis pajungiau. Lygtis, kiek aš pamenu, buvau čia užsirašęs specialiai, tai tuos skaitliukus, kada susidėjau, tai va, yra 2400 kWh pasigaminta. Manau, normaliai. Pavertus pinigais, čia po 20 kelis centus, tai gaunasi apie 500 eurų, kažkas netoli, man atrodo. Tai va, šitie inverteriai, sakykim taip, dar skaitliuką buvau iš pradžių, kiek pamenu, ne nuo pradžių nustatęs aš jį, tai ten bus tikrai daugiau, bus ne bus kokie 2700, įtariu, bus kokie kilovatvalandžių. Tai bus apie 600 eurų, sakykim taip, tai beveik inverteriai jau atsipirkę yra, o jie pastatyti irgi, man atrodo, 23 dieną lapkričio praeitų metų. Tai va, kas čia sakot, kad neapsimoka, tikrai apsimoka viskas, jeigu daug suvartojat, apsimoka, statykitės, hebra. Kol yra galimybė, statykitės ir, kaip sakant, galimybės ir noras visą laiką yra. Tai va, žodžiu, kaip ir minėjau, Wi-Fi antenėlės dar nesu prijungęs, tai nelabai man gal ir reikia, šiaip gal ir įdomu būtų darbę būnant pasižiūrėti, bet, kažkaip. Daug kas irgi jungiasi, neprisijungia, vargsta, žodžiu. Ką ateityje vėl bandysim filtriukus įsivalyti, bus tikrai jau apsinešę. Toliau vienas laukas yra pas mane atjungtas 5 kW. Jisai keliausi į sodybą atidavimui į tinklą. Paskui kas dar naujo. Dabar, sakykime, yra gamyba vyksta kilovatas į ESO čia pridavinėjo. Gamyba vyksta kilovatas 100, oras, toj parodysiu laukia koks oras. Laukia oras, va toks va. Truputį ten kažkur, va ten per debesį saulutę vos, bet saulės nėra, bet tokia šviesa kaip eitų. Tai va, iš 5 kW 1 kW grubiai gamina, dabar į tinklą atidavinėja. Tai, sakau, šis pavasaris ir vasara, įtartinai man tokie įdomus, tai ta saulė, jeigu biški pabūna, toliau vėl švininis dangus, vėjų daug atsiradė, kaip keista, net keista iš tikrųjų. Tai sakau, vėjų tikrai daug, o saulės kažkaip, norėtųsi truputį daugiau. Bet, kaip aš minėjau, mano poreikius tenkina, visko man užtenka. Tai čia 6 kW ir 2,8, tai čia 12, grubiai 15 kW yra pajungta man dabar off-gridui, o šitiems dviems akumuliatoriams. Čia yra 30 kWh talpos. Čia gaunasi 2 po 280 amperų, 48 voltų sistemui. Bet dabar galvoju, lygtais tie pirmieji buvo ne 280, o 314 lygtais amperų valandžių. Biški daugiau yra. Bet aš kaip sakau, čia yra vis tiek 30 kWh. Tai man sočiai užtenka, BMS-ai viskas veikia, o mirkčia. Ten irgi mirkčia. Tik prie to pirmojo BMS-a, ir niekaip neprijungiu, visai bandau, visokius variantus.
Nežinau, gal reikės biškį YouTube'į panaršyti daugiau, gal kas bandysiu, arba ChatGPT bandžiau irgi klausti tiesiai per aplinkui, irgi tiksliai nežino. Bandyk ten tokius skaičius, bandžiau viską, nieko negaliu prisijungti, žodžiu. Tai va, elektromobilį irgi kraunam, elektras užtenkam, namų poreikiams užtenkam. Dabar, sakykim, ir boileris va kraunasi. 2 kW vartojimas yra, kraunu boilerį. Vakare parvažiuos elektromobilis krausis, ten žmona gal kiekvieną dieną nekrauna, kas antrą dieną, taip, kas trečią dieną užsikrauna. Nors žmonai sakau, kad stenkis laikyti visą laiką beveik pilną akumuliatorių, nes niekada nežinai, kur reikės biškį toliau pavažiuoti, ar iki Šiaulių, ar iki Mažeikių, ar į Viekšnių pusę kažkur, kad tiesiog nereikėtų su mano darbinė dizelinė važiuoti, kad stengiamės kuo daugiau važiuoti su tą elektrinį. Toliau, dėl laidų, čia buvo, vienam yra 35 kvadratų kabelis, čia yra 25 kvadratų kabelis, tai kaip ir minėjau, kiek stebėjau ir kai krovimas didesnis buvo, niekas nekaista, viskas gerai, nešyla. 25 kvadratų kabelio galima tada, kada yra, sakau, 2-3 akumuliatoriai, čia bus dar vienas, dar trečias statysis, tai bus iš viso 45, man reikia 2 celės dar nusipirkti. Dėžę dar kaip tik vieną tokią pat paskutinę turiu, tai va 3 tokias pat bus. Ir paskui galvoju, iš vis čia kokie reikia padaryti, užtvert, kad saugiai būtų ir nieks nieko neprisiliestų. Nors čia be manęs niekas čia nei daugiau nevaikštų į šitą elektrinę. Toliau, automatukai irgi veikia gerai. 150 amperų. Nežinau, kiek čia matosi. Švietimas mano toks čia biški silpnokas. Daugiau elektrinė viskas veikia gerai. Ištraukimo ventiliatorius dar taip ir nepajungiau, bet aš išeidamas į darbą visada nelaikau uždarytas, kada miegam uždarom, o dieną, kad išeinu, pradarau duris, šiluma eina į namus ir niekas čia nekaista. Toliau einam, pažiūrėsim, kiek pridavėm į ESO elektros. Taigi, šiandien yra gegužės 11 mėnuo, 6 mėnuo 11 diena, beveik pietų metas. Iš ESO yra paimta 117, iš ESO ima dėl to, kad inverteris savęs išlaikymui ima iš ESO. Nežinau, tas softas yra šitų inverterių truputį, sakyčiau, nevykęs tuo klausimu, jis ima iš ESO. Bet kitaip jis ir neveiks. Tai toliau, čia kitos funkcijos. Čia yra 384 kWh priduotas į ESO per, kaip čia gaunasi, pusę mėnesio. 3,6 kW elektrinė, nors saulės modulių yra pajungta 5 kW. Tai sakykime, iš 5 kW, ką sugeneravo 384 kWh. Kampas ne pats idealiausias, jos yra beveik gulščios į pietinę pusę, va taip. Jeigu būtų kampas, turbūt būtų koks gal 450 įtarių. Bet aš ten nebenoriu nieko keisti, viskas kaip yra, taip mane tenkina ir viskas, kaip sakant, gerai. Na ką, bandom įeiti į akumuliatorių vieną iš akumuliatorių. Į antrą mes galim įeiti, pirmą neina įeiti man kažkodėl. Taip, žiūrim, kaip jaučiasi pats akumuliatorius. Taip, voltažas. Voltažas, sakyčiau, idealus. 353, 354, 355. Balansyras veikia viskas puikiai. Neturiu jokių priekaištų visiškai. Ir čia viskas liuksiškai. Taip, mes pasižiūrėkim truputį dar čia istoriją. Kas čia buvę? Taip, CO3 overcharge protection. Kažkas 13 celio kažkodėl rodo man dažnai. Kažkas su 13 celio.
Tai mes pasižiūrim, 13 pas minus 3, 5, 4. Lemba, viskas kaip ir gražu. Temperatūriniai davikliai mato 27-26 laipsniai. Pats BMS Most Temp 29 laipsniai. Tai nei įskaista, nei įska. Balansavimas vyksta 1 amperų. Krovimas dabar 400 vatų. 80% pakrautas akumuliatorius. 2 ciklai praėjo tik tais. O šitos celės turi, dabar nepamenu, šitos liktai 6000 ciklų turi, tai įsivaizduokit, o čia tik 2 ciklai praėjo. Tai čia jums atsakymas, kas klausia, kiek gali tarnauti akumuliatoriui. Tai va, 6000 2 ciklai, o čia tas akumuliatorius stovi, nežinau, kiek čia savaitės, gal pusantros jau. Tai ir skaičiuokit. Čia labai lengva pasiskaičiuoti turbūt. Kas nori pasiskaičiuokit. Tai... Bet čia ilgam. Aš galiu garantuoti, jeigu geri nustatymai padaryti, nevarot maksimumų visą laiką, iškrovimą, pakrovimą, tai čia ilgam, žinokit, bus tie akumuliatoriai. Tai tiek turbūt šiam video, kaip ir parodžiau, elektrinę kiek pasigaminau, kiek suvartojau off-gridinį elektrinį, kiek eso pridaviau, štai parodau, kaip akumuliatorius jaučiasi. Abudu akumuliatoriai jaučiasi gerai, draugauja vienas su kitu gerai, nėra kažkokių nesusipratimų ir kaip sakant, viskas liuks. Tai tam kartui, hebra, viskas iki sekančių video, būtinai uždėkit like, pakomentuokit, kas neužsiprenumeravę mano kanalą, užsiprenumeruokit, labai ačiū. Šiai dienai labai sparčiai pradėjo eiti prenumeratorių skaičius, tai turbūt, kad žmonės domėsi tuo, ką aš kokį video keliu, sakykime, apie elektrinės, apie statybas, apie kemperį savo, apie savo sodybą. Tai malonu, hebra, kad žiūrit mano kanalą, mano video. Ir ačiū visiems, kurie stebit mane ir iki sekančių video. Iki, draugai.